Daugybė mokslinės fantastikos filmų yra sukurti apie išnykusius gyvūnus. Geriausiai žinomas turbūt yra Jūros periodo parkas, kuriame mokslininkai atkūrė įvairias išnykusias dinozaurų rūšis. Tačiau dabar mokslininkai padarė būtent tai. Pasitelkiant genų inžineriją, kompanija Colossal Bioscience teigia atkūrusi seniai išnykusius baisiuosius vilkus. Baisieji vilkai buvo ledynmečių gyvenę šunų šeimos plėšrūnai. Jie buvo beveik dvigubai didesni negu šiuolaikiniai vilkai, gerokai agresyvesni, stipresni ir medžiojo labai didelius gyvūnus, tokius kaip bizonai, arkliai ir kartais net mamutai. Turėjo nepaprastai stiprų sąkandį, net stipresnį negu garsiojo kardatančio tigro, kuris buvo 4 kartus didesnis. Ir pagal kūno masę baisių vilkų sąkandis buvo stipriausias iš visų mums žinomų gyvūnų. Iki 2021 metų baisieji vilkai laikyti tik didesniais pilkųjų vilkų pusbroliais. Bet tais metais atlikti genetiniai tyrimai parodė, kad šios dvi rūšys labai skirtingos ir baisieji vilkai net nėra jokie vilkai. Taigi, kaip šie žvėrys buvo atkurti? Mokslininkai paėmė porą DNR pavyzdžių iš baisių vilkų kaulų, tada tuos pavyzdžius palygino su pilkųjų vilkų DNR ir nustatė tas sritis, kur baisiojo vilko genai skiriasi nuo pilkojo vilko. Ir tada perrašė pilkojo vilko DNR taip, kad jis taptų kuo panašesnis į baisiojo vilko DNR. Tai yra milžiniškas mokslo šuolis, nes pirmą kartą išnykusio gyvūno genai yra panaudojami gyvam gyvūnui sukurti. Iš viso 3 tokie vilkai buvo padaryti, 2 iš jų jau yra 6 mėnesių amžiaus, o vienas dar tik 3 mėnesių amžiaus. Vyresniai 2 vilkai yra pakankamai dideli savo amžiui ir aiškiai galima matyti, kad tai nėra normalūs vilkai, nes jie turi baltą kailį ir nepaprastai plačią kaukolę. Žinoma, šie gyvūnai jokių būdų nėra tikri baisieji vilkai, nes jų pagrindas yra pilkųjų vilkų genai, panašiai kaip Jūros periodo filme. Dinozaurų DNR buvo užpildytas varlės DNR ir sukurti iš esmės nauji gyvūnai su išnykusių gyvūnų bruožais. Tačiau kompanija Colossal Bioscience dar tikrai tik pradeda įsivažiuoti, nes jie taip pat nori atkurti Tasmanijos tigrus ir mamutus. Ir tam tikslo jau sukūrė gauruotas peles. Gauruotumo genus jie tikriausiai sieks įdiegti drambliams, kad šie užsiaugintų kailį ir taptų panašus į mamutus. Tai tiek šiandienai, ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.